Nemenkas iššūkis bandyti kalbėti popietės pabaigoje. Visi jau pasiruošę kavai ar net kažkam stipriau. Malonu matyti jūs, kas dar likote. Kaip jau sakiau, šį rytą mums tai ypatinga proga, kadangi tai jau 20-oji valstybė, kurioje mes sodiname medžius. Iš tiesų vyko nemažai daug įdomių diskusijų šiandieną. Ir ko aš tikriausiai pasigėdau labiausiai, tai žmogiškojo elemento. Ir šiek tiek pakalbėsiu apie visuomenės vaidmenį, jaunosios kartos dalyvavimą, kaip juos galima įtraukti į visą tai, apie ką mes kalbame, kas, žinoma, susijęs su tvarumu, tačiau ir su tuo, kaip sukurti realų poveikį, ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Taigi pateiksiu šiek tiek duomenų. Ką darome? Pirmiausia, esame fondas turintis užduoti ir tikslą pasodinti milijonus medžių Europoje. Ir mes iš tiesų siekiame tapti pavyzdžių tam, kaip šiek tiek veiksmų gali tapti labai apčiuopiamų pokyčių. Ne tik tai sodiname medžius, bet taip pat užsiemame šviečiamosiomis iniciatyvomis, kalbame apie medžių stebėsenos technologijas, kas yra svarbi mūsų veiklos dalis. Čia matote pavyzdžius, matėte filmuką šį rytą, ką darėme su vaikais Lietuvoje vakar, tą darome su daugeliu Europos mokyklų. Daugiau nei 1500 įvairiausių renginių vyko praėjusiais metais. Naujoji karta puikiai supranta, kad medžiai yra svarbu ir jie mielai dalyvauja tuose medžių sodinimo akcijose. Mes taip pat pasitelkėme savanorius iš įvairiausių įmonių ir iš įvairiausių kitų subjektų. Mes taip pat dirbame, žinome, su kova su klimatu. Žinome, kad medis yra labai paprastas dalykas, tačiau vienas medis neišspręs klimato problemų, tačiau milijonai medžių, tikėkimės, padės. Ir tuo pačiu mes skleidžiame žinią ir priverčiame žmonės susimastyti, kaip galbūt žmonės gali keisti savo įpročius. Švietimas, taip, turime 3 švietimo paketus, kurie vadinasi Terra misija, skirti nuo 9 iki 12 metų, 12-mečiams ir vyresniems moksleiviams, 10 valandų kursai tokie, šviečiamoji medžiaga, interaktyvi medžiaga, kuri skatina vaikus sužinoti apie pokyčius, apie regeneracinę žemdirbystę. Ir stengiamės įkvėpti vaikus, kad tai yra būtent tie sektoriai, kuriuose jie gali rasti darbus, prie kurių prisidėdami gali sukurti geresnę planetą. Mes esame aplankę daugiau nei 50 000 klasių, daugiau nei visose valstybėse, kuriuose dalyvaujame, ir mes po to, žinome, visuomet pasiūlome pasodinti medžius. Tai būtent tokia yra mūsų šviečiamoji programa. Mes 100 klasių aplankome kasmet ir, žinoma, ieškome daugiau finansavimo, kad galėtume dar platesniu mastu tą daryti. Kalbant apie stebėseną, tai yra svarbus elementas. Taip, kalbame apie medžių sodinimą. Jeigu dirbate šiame versle, tai žinome, reikia žinoti, ką sodinti, kaip sodinti ir kur. Ir kaip pasodinti tinkamą rūšį tinkamoje vietoje. Tai tam reikia duomenų, mes žinome, kas ir kada, kur buvo pasodinta, bet stebime rezultatus ir žiūrime, kokias išvadas galime padaryti, ko galime pasimokyti iš to. Mums svarbus 2 dalykai, tai yra duomenų rinkimas. Pirmiausia, reikia žinoti, kada, kur ir kas buvo pasodinta. Ta mes darome labai paprastu metodu. IKEA modelis, kai visi žino, kaip susirinkti spintą, tai mes medžių sodinimo kampanijos akcijos metu įvedate QR kodą, pasirenkate medžio rūšį ir GPS lokaciją, kur tas medis pasodintas. Galbūt, tarkime, aš pasodinau 5 medžius, jūs 10, kitas 15, visi kartu mes pradėjome naują mišką. Tie duomenys leidžia mums
pradėti rinkti pagrindinę stebėsenos informaciją ir bėgant metams mes matome, kiek medžių prigyja, kaip jie auga ir visi šie dalykai yra stebimi. Tai labai svarbu, kad mes renkame tiek nuo palydovinius duomenys, tiek realiai laukia tuos duomenys ir tai padeda kurti mums ir ateities modelius, kurie, tarkim, kokių rūšių medžiai geriausiai prigyja, kokiomis sąlygomis, kokiose teritorijose ir panašiai. Taip pat mes analizuojame tuos duomenys. Įgyvendinami keletą sodinimo projektų Europoje, galime nuveikti išties nemažai. Mes siekiame būti matomi visoje Europoje, pasitelkti didžiuosius duomenys, kad galėtume padaryti pagrįstas išvadas. Tačiau duomenys panaudojame ir tam, kad pritrauktume auditoriją. Galiausiai juk žmonės nori jausti, kad prie to, ko jie prisidėjo, galbūt jie nupirko medžius, gal juos pasodino, tai kad jų pastangos yra vertingos ir reikšmingos. Ir nemažai žmonių sako, mes su jomis prieš keletą metų sodinome medžius ir kaip mano medžiai laikosi. Aš sakau, atsiprašau, negaliu sugrįžti į visas tas vietas, kad pažiūrėčiau, kaip tie medžiai. Bet dabar yra jau skaitmeninis sąrašas, kur galite atsekti būtent technologijų pagalba tuos savo sodintus medžius. Kaip tai atrodo, pavyzdžiui, daug dirbame su Ernst & Young į bendrovę, kurią ko gero žinote. Jie yra visame pasaulyje ir jie daug yra atlikę nemažai tų medžių sodinimo akcijų visame pasaulyje, tačiau iki tol niekuomet nežinojo, kiek tų medžių yra pasodinę. Tai mes bandėme sukurti tas tokias žaliasias varžybas tarp valstybių, Ernst & Young, būtent komandų skirtingose regionuose, skirtingose ir stengiamės paskatinti tą konkurenciją, kas daugiau pasodins medžių. Tai tokia graži, interaktyvi ir paveikia iniciatyva. Ir žmonės sako, na galbūt galime keletą medžių pasodinti Ispanijoje, kaip gali būti, kad taip tiek daug medžių pasodinta Nyderlanduose. Tai siekiame iš tiesų sukurti tą tokį pasididžiavimo jausmą žmonėms ir priversti susimastyti apie tą poveikį, kokį turi tų medžių sodinimas. Tai žinoma yra tas vadinamasis žalesis smegenų plovimas, tačiau gerąja prasme. Ir žmonės gali stebėti, kaip tie medžiai auga ir tai iš tiesų pasitarnauja keletui tikslų. Kalbant apie CO2 paskaičiavimus, apie anglies dvideginio paskaičiavimus, mes turime sertifikuoti tam tikrus projektus. Ir, tarkim, pusė jų pelno yra nukreipiama ekosistemų tobulinimui, ekosistemų kūrimui ir tokiu būdu mes skatiname tą ilgalaikį įsipareigojimą. Tai prisideda prie skaidrumo didinimo, nes visi šie duomenys yra kuriami remiantis tarptautiniais skaičiavimo modeliais. Dabar jau esame apsodinę daugiau nei 1000 sklypų, daugiau nei 20 Europos valstybių. Jeigu žemės savininkas mums sutinka, mes instaliuojame, įkasame specialų jutiklį tame sklype, kur sodiname medžius ir pasinaudojame satelitinėmis nuotraukomis, satelitiniais vaizdais. Tai padeda užtikrinti sąžiningumą, matyti, kaip tas plotas auga, kaip sužaliuoja, ar jis gerai vystosi, ar galime pastebėti, galbūt yra kažkokios tai ligos, ar kažkoks stresas ir galime stebėti tiesiog, kaip tas miškas auga ir gyvuoja. Ir galime gauti patvirtintą informaciją ir savininkas galbūt sako, kad, tarkim, man atrodo, kad tame hektare yra kažkokių tai problemų, gal galite atvykti ir patikrinti. Ir kai technologija tobulėja, didėja ir tikslumas, ir vėliau galėsime net suskaičiuoti konkrečius medžius ir galėsime paskaičiuoti biomasės kiekį labai konkrečiai, labai tiksliai. Žinome, kad didelės miškininkystės bendrovės turi tikslės technologijas būtent tam ir netgi dėl detalesnės. Tačiau tai priemonė yra įdomi, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, ar tai būtų ūkininkai, ar tai miškų savininkai, ar žmonės, kurie dirba panašiose iniciatyvose. Tai tikimės, kad tai bus labai prieinama, labai pigi technologija ir labai paprastai naudojama, tiesiog supildant tam tikrus duomenis apie savo sklypus ir galėsite prieiti prie šių duomenų nemokamai.
Dabar trumpai pereisiu prie atsparumo didinimo. Čia matote viršuje skaidrės miškas Vokietijoje, kuris tapo labai garsus po to, kai tūkstančius hektarų teko iškirsti per kas mėnesį ir kas metus dėl sanitarinių priežasčių. Ir tai iš tiesų buvo tikra tragedija. Jeigu važiuojate per Vokietiją, tai tiesiog medžiai akyse tiesiog virto. Tai buvo tikrai, tikra gamtos tragedija. Ir ką ten sodinti, tas pačias kultūras. Tačiau ąžuolai, kurie ten tūkstančius metų augo, jie taip pat nukentėjo nuo sausros, ar ten ir toliau sodinti tuos ąžuolus. Tai čia šiame projekte mes eksperimentavome ir dažniausiai sodiname tas įprastas rūšis, o čia mes sodinomės vadinamą į tokį klimatinį mišką ir atspariausias rūšis Europoje ten siekiame sodinti. Tai yra atsižvelgiant į tai, kiek ilgai tie medžiai gali augti be vandens, kokias temperatūrų svyravimus gali atlaikyti ir pasodinome maždaug 20 000 medžių 5 hektaruose. Čia matote, sodinome labai mažus sodinukus, 20 cm, tipinė miško medžiaga, miško sodinukai ir po vasaros matote, kaip jie stipriai sužaliavo ir vis dar stebime tą augimą. Žinoma, turėsime stebėti galutinius rezultatus po 10 mečių, tačiau tikrai atrodo daug žadanti šis projektas. Gausime bent jau tam tikrus atsakymus ir gausime tam tikras įžvalgas. Per ateinančius 20 metų situacija tikrai klimatinė negerės. Tačiau bent jau bus didžiulės pastangos ir mes tikrai nenorime po 30 metų pasakyti, kad viskas nunyko, kadangi mes pasodiname tuos pačius augalus, kurie ten ir šiaip augo. Ne, mes siekiame sodinti naujas rūšis, atsparesnės rūšis ir tikimės, tokiu būdu prisidėti prie pokyčio. Tai būtent tai gali padėti mums sukurti pridėtinę vertę, siekiant išsiaiškinti, kokios rūšys, kur geriausiai auga. Nesistengsiu ištarti to lietuviškai, tačiau ačiū labai Jums uždėmesį ir nekantriai laukiu diskusijos.